Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė. Šiandieną kalbėsime apie Giedrės Kazlauskaitės knygą Marielė. Taigi Giedrė Kazlauskaitė, šiuolaikinė lietuvių poetė, literatūros kritikė ir eseistė, Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė, yra išleidusi 5 knygas, pelniusias įvairių svarių apdovanojimų. Giedrės kūryba pasižymi intelektualumu, aktualių socialinių ir kultūrinių temų nagrinėjimu. Marielė, naujausia 5 Giedrės knyga, poezijos knyga, yra netgi viena iš metų knygos rinkimų finalininkių poezijos kategorijoje, tad dar turime laiko visiškai nedaug balsuoti. Pakalbėkime su pačia autore apie kūrybą, skaitimą, knygą naujausią. Labadiena, Giedrė. Labadiena. Taigi, pirmiausia, labai svarbus klausimas ir įdomus, kągi skaito poetė, ką jūs skaitote, kas jums patinka, ko vengiate galbūt, kokios knygos jūs augino? Oi, knygos tai yra mano maistas, aš taip sakau, kad aš esu visaėdė ir skaitau įvairių žanrų knygas, bet tai yra, kad daugiausiai skaitau lietuvių autorių naujų knygų, grožinės kūrybos, prozos, originaliosios prozos, poezijos, tai šitas beveik visas perskaitau, kas tik išeina. Stengiuosi bent jau apčiupinėti svarbiausius vertimus, aišku, žinau, kas yra geri vertėjai ir orientuojuosi pagal tai, ką jie išverčia, ką leidyklos išleidžia. Ir jeigu apie tai, ko vengiu, tai vengiu šiek tiek tos pramoginės literatūros, bet ir ją stengiuosi skaityti, tos pačios populiariausios, detektyvų, ten kažkokių meilės svajonių romanų, bet ir šituos kartais paskaitau dėl tokio bendro išsilavinimo ir žinojimo, kas vyksta leidyboje. Nu ir aišku, skaitau klasikinius lietuvių literatūros tekstus, nes tai susijęs su mano specialybė, man juos reikia kartas nuo karto prisiminti, prie jų grįžti, juos pačiupinėti, apie juos kalbėti su studentais. Tai... Ir dar kas gana svarbu, redaguoju, taigi pamatau rankraščius, pavyzdžiui, poezijos rankraščius, kuriuos gaunu redaguoti, aš juos pamatau dar iki leidybos fakto ir iki knygos pavidalo. Ir bandau prie jų prisidėti, kad jie būtų geresni, geriau atrodytų. Tai čia irgi toksai skaitimas, bet jisai gal nesiskaito, nes tai nėra knygos. O gal galite pareklamuoti kelis savo mylimiausius ar mylimus šiuo metu autorius tiesiog mūsų klausytojams ir skaitytojams tokią kaip užuominą? Jeigu lietuvių autorius, tai aišku, kad aš skaitau visas naujienas. Pastaruoju metu perskaičiau Viktorijos Daujotytės romaną Toks paprastas. Rimanto Kmitos Editas kompleksas, šitą tai visi žino, čia reklamuoti nereikia. Ir ką čia dar skaičiau, ir skaičiau vertimą, vertė Gabrielė Gailiūtė Bernotienė, Joan Boyne, airių autorius Širdies tūžmai neregimi. Taip atrodo knyga. Ir labai patiko, pradėjau tiesiog per porą dienų ir labai vertinu. Iš tikrųjų tai seku vertėjai, patikimi vertėjai, ką jie išverčia, išleidžia, tai man gal net pagal vertėjo pavardę yra svarbu, nes aš pati anglakalbėj literatūroje nesiorientuoju taip gerai. Aišku, stengiuosi sekti ten visokius bukerius ir panašias premijas, bet angliškai skaitau nedaug ir dėl to man lietuviški vertimai, aš jais tiesiog mėgaujuosi, nes dar man įdomu ir stebėti, kaip vertėjas parenka žodžius, pavyzdžiui, kaip apsendina kalbą, kaip suranda, kaip jam išsisukti iš pavyzdžiui, senesnės anglų kalbos. Ir man šitas momentas yra tikrai įdomus. Vardas ir kokybė yra neatsiejami dalykai turbūt, kurie užkrečia skaityti, ar ne? Kartais man patinka, tiesą sakant, ir šlamštą paskaityti, pasimti kokį nors pigų meilės romaną arba pigų detektyvą, kuris yra labai skaitomas, skandalingas, ten ir visoks koks, bet tiesiog tokiam, arba nuo jo pailsi, arba pavargsti, nes pailsi dėl to, kad reikia užmigti, pavyzdžiui, ir tada, į galvą lenda tik tai šlamštas. O pavargsti, nes yra sunku suprast, kodėl čia taip keistai autorius sugalvojo tokią keistą konstrukciją ir nelogišką. Ir kai pradedi apie tai galvoti, tai tada yra sunku.
Ir dėl to popsą skaityti ne visada lengva. Na, matot, vieni sako, po tokio galvoto darbo eina kokių nors gėlių darželių ravėti, o kiti, kaip jūs sakote, skaito tas knygas, kurios anot jų nelabai galbūt sudėtingos, bet poilsiui tokiam pakeisti visiškai rakursą, mąstymo ar kažkokio palsėjimo prisigaudyti, tai padeda, ar ne? Tikrai taip, man, pavyzdžiui, filmus žiūrėti, ar ten serialų aš nežiūriu, bet kažkokius ten meninį filmą įsijungti vakare man ne visada jau veikia galva, kad aš galėčiau atsipalaiduoti su filmu. Man tada tinka kažkoks toks lengvas skaitalas, kuriuo galiu užsimigdyti. Bet pripažinkim, kad skaitant knygą, tikrai matome vaizdus tas pats, kad žiūrim filmą. Ir kiekvienas mes tą pačią knygą skaitantis skirtingai matom, įsivaizduojam, nes ypatingai jeigu labai gražiai aprašytos detalės, smulkios, priklausomai koks turinys, tai tikrai, nežinau, bent jau aš tai tikrai matau viską. Tai tikiu, kad ir daugumas tikrai skaitytojų. Tai čia beveik kaip televizorius, tik tai mūsų galvose. Tikrai taip. Ir dėl to daugelis tokių užkietėjusių skaitytojų, jie nusivilia ekranizacijomis. Iš pradžių perskaito knygą, tada pažiūri filmą ir sako, koks prastas filmas, nors tas filmas gal visai neprastas. Ir aišku, būna žmonių, kuriems atvirkščiai filmas atrodo daug geresnis negu kad knyga. Dabar grįžkime prie jūsų rašymo. Buvo laikas, kai jūs leidote kas 2 metus rinkinius. Ir vat štai šis pasirodė po 7 metų pertraukos, Marielė. Ir sakykite, ar jūsų ta pertrauka tokia, nežinau, kaip jūs ją įvardintumėt, kaip brandos laiką, rašymo krizę, ieškojimus, ar tiesiog nenorėjimo, nežinau, įgristi, priversti pasilgti skaitytojus, kurie jūs myli? Čia gal visą tai, ką išvardinot, galioja. Ne vien aš pati, man sunku labai, manau, kad tas toksai periodiškumas, kad tu turi būtinai leistis knygą kas 2 metus, jis yra šiek tiek žalingas ir tos pauzės ilgesnės visai sveika pačiam autoriui, nes tada taip truputį iš toliau pasižiūri į save, ką tu čia rašai, kaip tai atrodo. Ir bent jau rašytojams tai niekada nebūna tokios kaip pauzės, vis tiek užsiema kažkuo kitu. Arba ten rašosi ten kursą kokį nors, ar ten rašo knygų apžvalgas, arba ten pakeičia žanrą, ten rašo knygą vaikams. Įprastai tai nebūna tokia pauzė, kad tu ten guli lovą ir žiūri vieną tašką. Įprastai vis tiek užsiemi kažkokiu rašymu, tik tai kitokio pobūdžio. Tai man ta pauzė, jinai visai gerai buvo. Pailsėjau nuo senesnės savęs, pripratau prie naujos savęs. Tai aš šitai žiūriu taip ramiai, suprantu, kad tos knygos skiriasi, ten ta pastaroji knyga buvo vienokia, dabar turiu kitokią knygą ir tikiuosi, kad gal jeigu bus dar viena knyga, tai ji bus dar kitokia. Man tas pokytis visada yra labai svarbus, nes patinka menininkai, kurie bando keistis, kurie nekartoja tų pačių savo šablonų, kurie eksperimentuoja, kurie bando imti kitas temas arba kitą formą, rašyti eiliuotai, rašyti neeiliuotai. Žodžiu, kad tas pokytis jisai matytųsi, pastanga bent jau pasikeisti. Marielės motyvas, kodėl jūs įkvėpėte, gal galit klausytojams plačiau truputėlį papasakoti? Marielė yra religinių knygų žanras, labai senas, nuo 12 amžiaus. Ir tai buvo tokios stebuklų knygos, kuriuose buvo pasakojami dažniausiai mergelės Marijos įvykdyti stebuklai. Ten, tarkim, atsitiko nelaimė, žmonės meldėsi ir mergelė Marija suteikė malonę ir stebuklas įvyko. Ten pasveiko ar ten kažkas atgavo žadą. Žodžiu, tokios istorijos, jos turi tokius kaip pasakų siužetus, aišku, yra visiškai netikroviški, mums šiandienos racionaliems žmonėms labai keisti, bet man patiko pats sumanymas, man įdomus pats žanras, aš pasiskaičiau dailėtyrininkės Tojanos Račiūnaitės tyrimų
Ir labai patiko visa ta ikonografija, kaip žmonės tos skulptūrėlės, ten Marijos skulptūrėlės dėdavo į medžius, į ikonas, ten, aišku, būdavo stebuklingi paveikslai bažnyčiose. Ir aš tą panaudojau irgi savo knygoje, kurioje bandau ir aiškintis tą savo racionalaus žmogaus santykį su tikėjimu stebuklais. Kas mums šiandien dar gali būti stebuklas, kas yra tikėjimas, ar šiandien žmonės vis dar gali taip naiviai tikėti tuo anapusiniu pasauliu, šventųjų globa, Dievo apvaizda, ir aš apie tai bandau svarstyti šitoj poezijos knygoje. Tai gal galėtumėt, Giedre, paskaityti savo eilėraštį? Kokį tik norite, išsirinkite, tikrai labai šaunu paklausyti paties autoriaus balsu ir intonaciją skaitančios savo kūrybos. Kristaus kapas. Čia nėra Kristaus molekulių ir nebus. Bėgs našlaitis kaip per nuodėgulius į kapus. Ten nebus kam užkasti jo mamos. Veltui slankios katė bubastė jų namuos. Žmonės šliaužos tamsiais koridoriais po žvake. Šildys kojas į karvės vidurius valake. Kristus skęsta guminėje valtyje netolies. Jo liemenė išplauna baltiją iš pilies. Kristaus kūną tepa aliejumi, ne ten. Kūną pakeitėm, kraują išliejome, į gyvenimą. Bus laisva kada nors ir Rusija, ne dabar. Šneka vėl apie kapo Rusiją, bar. Tuščia, Kristus čia nepalaidotas, jo nėra. Groja hipis Jeruzalės laiptuose gitara. Ačiū. Šitą eilėraštį iš tikrųjų parašiau po apsilankymo Jeruzalėje, ten daug kas turbūt yra lankęsis, ten yra toksai objektas kaip Kristaus kūno ištepimo aliejumi vieta, ir ten yra toksai postamentas, žmonės eina ir jį liečia, jis toks tarsi aliejum apipiltas, riebus toksai, ir žmonės liečiasi, ten deda tašes, rankinukus ir, žodžiu, tikisi, kad ten dar kas nors likę ir nori kažkaip pasiimti tas molekulės ar atomus ar kažką, kas ten galėjo likti nuo Kristaus kūno. Ir man tai pasirodė labai, ir komiška viena vertus, kurioziška, ir kažkaip, vis tiek liudija tą žmonių tikėjimą stebuklais, kad stebuklas gali įvykti, kad galima jo kažkaip matomai, regimai prisiliesti ir gal nuo to ten gausiu sveikatos ar ten sėkmės ir panašių dalykų. Ta viltis gal labiausiai, ar ne, kad kažkas man padės. Taip. Apskritai, ar daug asmeniškumų į kūrybą įdedate per patirtį savo, kad ir ką tik papasakot tą priešistorę eilėraščio atsiradimo, tai kiek asmeniškumo jūsų kūryboje? Aš manau, kad visi poetai, jie nerašo, dabar bent jau, anksčiau gal rašė, anksčiau rašydavo tokius eilėraščius apie tėvynę, apie gamtą, ten Maironis, Brazdžionis. Dabar įprastai kalbama tokiais smulkesniais registrais, tiek pradedama nuo savęs, nuo savo santykio, nes tie tokie rimuoti, labai iškilmingi žodžiai apie kažkokias abstrakčias idėjas, tokias kaip tėvynė ar ten, nežinau, žmonijos kažkokie idealai, tai nelabai veikia, tiesiog tai atrodo dirbtina ir nepaveiku. Tai kiek aš pažįstu poetus, tai dauguma jie remiasi savo kažkokią patirtimi, skausmo, netekties, džiaugsmo, santykio praradimo, mirties, gedulo. Aišku, meilė yra viena iš svarbiausių temų poezijoje. Tai yra ir visokios ten politinės idėjos, tai, kas vyksta politikoje, klimato kaita ir taip toliau, feminizmas, daugybė, žodžiu, visokių temų, prie kurių vis tiek prieinama per asmeninį santykį. Nes jeigu imsi kalbėti labai tokiais abstrakčiais žodžiais, rašyti eilėraštį, kaip gerai yra moterų teisės, tai visi žiūrės kaip į deklaraciją tiesiog, ir tai nebebus poezija. Tikrai nemažai temų jau paminėjote, ką ir pati rašote.
Ir apskritai rašote šiandienos temomis ir liudijate nerimą dėl chaoso pasaulyje, plačiaja prasme. Ir ar jums svarbu visada sutapti su laiku rašant? Ar kartais išeinate, grįžtate ir nežinau, kiek tas laikas esamasis ir kas vyksta aplink jūs? Turbūt svarbu, nes aš esu vis dėlto žinių žmogus. Dažniausiai radijo žinių žmogus, bet ir panoramos žmogus. Man čia yra tokia kaip rutinos dalis. Man yra svarbu žinoti, kas vyksta pasaulyje. Man yra svarbu sužinoti, kas ten įvyko, kas vyksta frontuose, pavyzdžiui, karo frontuose, kas vyksta geopolitikoje, ką pasakė ten vienas ar kitas tironas, ką pasakė popiežius. Iš šito žinių, nesu tokia labai didelė socialinių tinklų dalyvė, bet seku šitos dalykus ir jie man yra svarbus. Kai aš nežinau, aš tada jaučiuosi nesaugiai, o kai žinau, tai jaučiuosi saugiai. Bent jau galiu apmastyti, suvirškint, pagalvot, pasidaryti savo išvadas. O poezijai kartais grįžtu ir į praeitį, man visai smagu nusikelti į kokį 12 amžių, arba ten Tiškevičių laikus ankstesniai knygoje, arba ten į kažkokią 20 amžiaus pradžią. Tas yra visada malonu, ten į kokį muziejų pasižiūri art deko stiliaus rūbų ir tada atrodo, čia žmonės taip gyveno, taip rengėsi ir vartojo tokius gražius, naudojo daiktus. Tai aišku, kad tas įkvepia, bet bandai įsivaizduoti, kaip atrodė jų buitis, kaip jų santykiai atrodė. Bet vis tiek aš esu šiuolaikybės žmogus. Nesu nunirus kažkur ten į praėjusias epochas. Mane domina tai, kas šiandien vyksta. Ir būna taip, kad po panoramos atsistojate ir parašote eilėraštį. Tiesiog, jeigu kalbant apie gimimą, ar tiesiog reikia daug virškinti ir sugala, ir ar eilėraštis pas jūs pirmiausia galvoje gimsta, ar iš karto turit greitai užsirašyti, kad nepabėgtų? Panorama skelbia tokius gana vulgarius dalykus. Kas ten pasiėmė kokį kyšį, ką ten pasakė JAV prezidentas, kaip reagavo Irano valdžia ir panašiai. Tai čia, tai nėra eilėraščio temos. Įprastai reikia pamastyti, pagalvoti, kas čia apskritai vyksta tame pasaulyje, susidėlioti tokį panoraminį vaizdą, nes panorama jo nesudėlioja. Ir tada eilėraštis atsiranda tikrai ne po panoramos, jis atsiranda pamiegojus, pasapnavus, važiuojant autobusu ar kažkokiam panašiam aplinkybėm. Bet aišku, jis susidėlioja. Ta informacija, jinai veikia, jinai yra manyje ir aš ją stebėdama savo aplinką, aš visada turiu ją omenyje. Yra kaip tas toks ledkalnio aisbergo po vandeniu dalis, kurios nesimato. Bet jinai svarbi. Kartais ir lemiama. Jinai didesnė už matomą dalį. Mes matome aisbergo tą tik tai viršūnę, o paprastai tas jo šaknis, pagrindas yra didesnis visą laiką. Kągi, labai dėkoju Jums už pokalbį. Dar noriu priminti, kad metų knygos rinkimuose galima atiduoti savo balsą iki balandžio 23-osios už labiausiai patikusias knygas finalininkės. Tai kviečiu balsuoti internetu. Ačiū Giedre, kad pasidalinot savo ir patirtimi, ir įspūdžiais, ir kūrybiniu procesu. Ačiū. Ačiū Jums, Agnė. Primenu, kad šiandieną kalbinau Giedrę Kazlauskaitę, poetę, literatūros kritikę ir eseistę. Jaukių visiems skaitimų.